Sveiki visi. Šiandien ruošiuosi supažinti su dviejomis naujomis komandomis. Viena skirta ištempti figūrą, tai yra jau padidinti esamą figūrą, tarkim, jeigu truputėlį neteisingai padarėte. Ir kaip padaryti figūros veidrodinį atspindį. Pasidarysiu pirmąją figūrą, tai bus stačiakampis, koordinatės yra tai pradinio kampo 1, 1. Dabar taip, man reikia tiksliai į viršų, galiu per etą rašyti, bet galiu įsijungti polar. Ir štai stovi tiesiai rašau, tarkim 3, į šoną 2, į apačią 3 ir sujungiu figūrėlę. Štai, jau turiu stačiakampį, kad būtų aišku, kokius čia aš matmenis naudojau, tai galite aš pasižiūrėti štai taip. Kiek skaitmenų po kablelio keičiasi per čia modify primary units ir precision uždedam 0,0. Tada štai čia galiu susidėti likusius matmenis. Kampus atsidėti, kad būtų tiksliai, tai komanda yra leader. Štai čia atsidedu, štai taip, taip. A raidę, annotation, pranešimą noriu rašyti ir koordinatės 1, 1. Dabar aš noriu pasidaryti štai šios figūros kopiją. Einu darytis kopiją, žymiu štai taip. Žymiu šiuo atveju iš kairės į dešinę, tam, kad pažymėtų tik tai, ką būsiu pilnai apvedęs pelytę. Spaudžiu Enter, nurodau, nuo kurio taško kopijuosiu ir noriu perkopijuoti tiesiai į dešinę per 3 matavimo vienetus. Tai rašyčiau taip, eta. Palaukit, kodėl man etos neparašė. Eta pasirašė. Dabar būtų taip, 4 kablelis, ne 4 kablelis, jau suklydau, atsiprašau, dar kartą copy, žymiu objektus, enter, pradinis taškas, štai šitas, eta 3,0, tai yra per 3 x ir per 0 y. Štai, turiu kopiją. Dabar šitą kopiją, vėlgi, per kiek aš perkėliau, tai yra, taip, truputėlį noriu čia lygiai uždėti, taip, taip, annotationas ir bus 4,1, štai, turiu šitą tašką, dabar aš noriu figūrą šiek tiek ištempti į viršų, tarkim, per vienetą. Kaip man tą padaryti? Yra komanda stretch ir pažymiu figūros viršų, iš dešinės į kairę žymių, kad man pažymėtų visus objektus, kuriuos aš bent paliečiu. Enter. Dabar nuo kurio taško ruošiuosi tempti, štai nuo šio, reikia nurodyti kiek. Tarkim, patempsim per vienetą 90 laipsnių kampu. Štai. Reiškia tiesiai vertikaliai viršų, padidinau vienetu. Kad tikrai matytumėt, jog tai yra vienetu, čia uždėsiu matavimą. Štai lygiai per 4 yra padaryta. Na, o sakykime, galiu parodyti, nuo kurios vietos tai atlikau. Tai labai lengva pasidaryti taip, štai. Kad būtų galima taip, galiu įsijungti, jūs jau žinot komandą trim, žymiu objektus, enter ir nukerpu nereikalingą dalį, štai turiu. Tai yra, nuo štai šios linijos pratempiau į viršų. Gerai, dar sekantis objektas yra, kad aš noriu padaryti figūros atspindį. Tai dabar, kad būtų tikrai aišku, gal padarysiu dar truputėlį tokį papildomą pranešimą. Taip, leader. Ir bus taip, kad nuo šito taško. Taip. Pranešimas tai yra A raidė. Taip, ir bus pranešimas į viršų.
ištempta į viršų. O, gavosi įdomiai. Lietuviškos raidės paryškintos, o kitos ne. Tai pažiūriu, ar aš čia galiu pakeisti visas raides. Taip, visų raidžių man kol kas neleidžia. Na ir dabar kol kas su tuo aš nežaisiu. Paliksiu taip. O dabar einu parodyti antrąją figūrą. Antroji figūra bus taip. Atsidedu tašką 8,2. Taip, dabar einu per vienetą į kairę, per vienetą į viršų ir dabar kitas taškas yra, taip, kitas taškas turi būti 8,5. Tai dabar man nei kampo eina atidėti, nei parodyti per kiek pasislenka, nors galiu pasakyti per kiek pasislenka. Tai būtų taip, į viršų per 2, į dešinę per 1. Tai būtų taip, oi, vėl lietuviškos. Nu, kas čia, palaukit, neįsijungia man vis raidės. Taip, eta, tai būtų per x eina. Palaukit, kas čia dabar daros? Taip, eta jungiu, bet ne iš karto kažkodėl įsijungiu, kažką turbūt prisispaudžiu. Taip, einu per 1x ir per 2y. Štai. Turiu koordinates. Dabar, kad būtų tikrai lengviau atsiminti, kur aš čia ėjau, tai būtų taip, lyder. Šitas taškas yra konkrečiai 8,2. Taip ir kitas taškas. Štai šitas yra 8,5. Na, kitų taškų gal nereikia, nes galima tiesiog uždėti matmenis ir jūs matysite, per kiek man reikėjo pajudėti. Štai. O dabar aš noriu padaryti štai šios figūros veidrodinį atspindį. Atspindys daromas, kuris, aiva, mirror yra. Čia atspindys. Man reikia pažymėti objektus, iš kurių aš ruošiuosi daryti atspindį. Pažymėjau tuos objektus, spaudžiu Enter. Nurodau pirmą tašką, nuo kurio darysiu, ir antrą tašką. Spaudžiu. Tai yra, galiu pasukti tam tikrų kampų, bet noriu, kad būtų štai šičia. Sprakteliu ant to taško, kol kas nieko nerodom. Apačioj klausia, ar originalų objektą ištrinti ar ne. Spaudžiu ne, N raidę, gaunu štai tokį objektą, kopiją, tik tais veidrodinio atspindžio ir tą kopiją aš permesiu į kitą sluoksnį, kad matytųsi, jog čia yra kopija. Na štai brėžinys atliktas su 2 naujomis komandomis, tikiuosi jums pavyks pakartoti ir man galėsite įmesti savo padarytus brėžinukus.